Bijūno meditacija. Užmerk akis ir leisk šiems žodžiams tapti tavo vidiniu vedliu. Įkvėpk lėtai ir iškvėpk dar lėčiau. Dar kartą įkvėpk ir pajus, kaip kūnas po truputį atsipalaiduoja. Įsivaizduok, kad stovi sode, ne bet kokiame sode, o tokiame, kuriame viskas vyksta savo laiku. Čia nėra skubėjimo, nėra palyginimų, nėra konkurencijos. Tarp kitų augalų tu pamatai bijūną. Didelį, gyvą, sunkiai nepastebimą. Jo žiedai pilni sluoksnių, tarsi daugybė tavo pačios patirčių, jausmų, istorijų, kurios visos kartu kuria vieną visumą. Stebėk bijūną. Bijūnas nieko nedaro, kad įrodytų savo vertę. Jis tiesiog yra. Jis tiesiog leidžia tau jį matyti. Jo buvimas užpildo erdvę be pastangos. Įkvėpk, iškvėpk ir dabar pajusk, ar gali leisti sau bent akimirkai būti kaip jis, be pastangos. Ne mažesnė, ne tylesnė, ne atsargesnė, nei esi iš tikrųjų. Tiesiog būti. Įkvėpk, iškvėpk. Dabar mintimis priartėk prie bijūno pumpuro, dar neatsivėrusio. Jame slypi visa jėga, visa spalva, visa pilnatvė. Tai priminimas apie tavo pačios vidinės dalis. Tas, kurias galbūt ilgai laikei užspaustas. Tavo talentus, tavo jausmus, tavo kūrybą, tavo balsą, tavo tikrąją prigimtį. Įkvėpk. Iškvėpk. Leisk pajusti, ar tavo viduje yra kažkas, kas dar laukia savo laiko. Be skubėjimo, be spaudimo. Tiesiog pastebėk. Ir dabar švelniai įsivaizduok, kad bijūno pumpuras pradeda atsiverti. Ne jėga, ne pastanga, o natūraliai. Tarsi kažkas jame pagaliau sako, laikas. Žiedlapiai po vieną atsiveria į šviesą. Ir kartu su tuo atsiverimu ateina jausmas. Aš galiu būti matoma, aš galiu jaustis vertinga. Pajusk šiuo žodžiu savo krūtinėje. Kaip leidimą. Leidimą būti tuo, kuo jau esi. Dabar sode pasirodo šviesa, švelni, šilta. Ji krenta ant bijūno ir jis dar labiau išsiskleidžia. Ir tu gali pastebėti vieną labai svarbų dalyką. Bijūnas nelygina savęs su kitais žiedais. Jis nežiūri, ar yra geresnis. Jis tiesiog žydi savo formą.
Pajusk, kaip šis suvokimas paliečia tave. Įkvėpk, iškvėpk ir leisk pajusti, kiek tavo gyvenime buvo momentų, kai bandėjai būti mažesnė, kad pritaptum. Kada slėpei savo spalvas, kad būtum priimta. Ir dabar švelniai įkvėpk, iškvėpk. Švelniai paleistai su iškvėpimu. Iškvėpdama įsivaizduok, kad viskas, kas tave mažino, išeina iš kūno. Nebereikia slėpti, nebereikia mažinti savo šviesos. Dar kartelį įkvėpk ir iškvėpdama leis savo pajusti, tarsi tavo viduje taip pat atsiveria žiedas. Ne fizinis, o vidinis. Tavo autentiškumas, tavo tikrumas, tavo balsas, tavo kūryba, tavo buvimas. Leisk jam skleisti savo tempu. Niekas jo neskubina, niekas jo neteisia. Dabar įsivaizduok, kad šalia bijūno atsiranda dar vienas pojūtis, tarsi tyli žinia. Tavo tikroji prigimtis jau pakankama. Nereikia tapti daugiau, nereikia tapti mažiau. Tik leisti tam, kas jau yra, būti matomam. Pajusk, kaip ši mintis nusėda giliai krūtinėje, gerklėje, pilve. Dabar dar kartą įkvėpk, iškvėpk. Lėtai pradėk grįžti iš sodo, bet pasilik su savimi jausmą. Bijūno ramybės, jo natūralaus atsiverimo, jo drąsos būti matomam be pastangos. Prieš grįždama tyliai sau pakartok. Aš leidžiu būti matoma. Aš gyvenu pagal savo prigimtį. Aš atsiskleidžiu savo laiku. Galbūt tau kyla sava mintis. Įgarsink ją, ištark. Dar kartelį įkvėpk. Ir paskutinį kartą šioje meditacijoje iškvėpk. Tebūnie viskas vyksta geriausiu būdu tavo gyvenime. Kai būsi pasiruošusi, gali atmerkti akis, išsinešdama šį jausmą į savo dieną.